Vyrai ir jų sveikata. Šiandien vyrai vis dar gyvena tokiomis nuotaikomis, kad privalo būti stiprus, nepalaužiami ir gydytojų kabinetuose lankytis privalo tik kraštutiniais atvejais. Tačiau medikai įspėja, kad tai itin klaidingas įsitikinimas. Senesnioji karta, kuri užauginta dvasioje vyrai neverkia, tai jo, ateina jau verkdami dažniausiai į skubios pagalbos skyrius jau su komplikuotom situacijom, kurių ne visada sprendimai būna labai paprasti arba labai greiti. Tai tokia bėda egzistuoja, todėl, kaip pasakyti, raginu, skatinu visą laiką viso amžiaus vyrus kreiptis, kai tik tai yra kažkokių tai šlapinimosi sutrikimų, skausmų, apatinėje pilvo dalyje, lytiniuose organuose ar kitokių nemalonių simptomų, kurie galėtų atvesti juos pas gydytoją urologą. Verslininkas Tomas Kriščiūnas daugybę laiko praleidžia savanoriaudamas vyrų linijoje, kur nuolat sulaukia daugybė vyrų laiškų. Stiprioji lytis skundžiasi, kad šiandieninėme pasaulyje kyla vis daugiau iššūkių, su kuriais ne visuomet pavyksta susidoroti. Ir vienas svarbiausių dalykų tampa psichologinė ir fizinė sveikata. Tai sveikata pats svarbiausias dalykas ir darbui taip pat. Jeigu tu jautiesi gerai, pailsėjęs, tai visai kitas tavo našumas, produktyvumas ir kur tu iš ryto atsikeli ir jau išsikvėpęs. Tai ta darbo diena man iš vakaro prasideda, kaip praleidi vakarą, taip ir kita diena. Labai svarbu. Tomas Kriščiūnas jau keletą metų laikosi pažado sau atsisakyti žalingų įpročių, laiku kreiptis į gydytojus ir savo pavyzdžių įkvėpti kitus. Tai nevartoju alkoholio, nerūkau, netgi arabiškose kraštuose būdamas jau ir šišos neberūkau nieko. Nerūkytai seniai nerūkau, nuo 2008-ųjų. Rytą pradedu žiemą visą, o čia Lietuvos privalumas prieš šiltus arabiškus kraštus. Visą žiemą maudžiausi sniege pas save name, iš namo išbėgęs. Vaikštau daug, maistui gavau irgi sprigtą. Kaip aš prižiūriu, tai Lietuvos valstybė, reikia pasakyti, deda pakankamai žymias pastangas vyrų sveikatai. Pasak medikų, vyrai neturėtų bijoti medikų ir ketindami išlaikyti gerą savijautą ir vyrišką energiją, turėtų prevenciškai apsilankyti pas specialistus. Yra priimta, kad iki 40 metų amžiaus, nesant skundų, mano minėtų susijusių su šlapinimus ar lytinė veikla, į reguliarios kontrolės nereikia. Po 40 metų amžiaus verta būtų kreiptis į gydytoją urologą kartą per metus, net jei jokių skundų nėra. Ir atliekami tam tikri profilaktiniai kraujo tyrimai, echoskopijos, inkstų, šlapimo pūslės, prostatos. Tai labai patogu tokiu būdu sekti pacientą, jo besikeičiančią būklę laikui bėgant, negu kad gauti iš karto kažkokias tai pasekmes, su kuriom ne visą laiką, kaip sakiau, įmanoma lengvai sukovoti. Jei laiku netliekami tyrimai ir profilaktinė apžiūra, pasekmės gali būti itin skaudžios. Prostatos vėžys vienas dažniausių vyrų onkologinių susirgymų. Mes tik turime tokią prabangą, vienintelė šalis Europoje, kurioje turime profilaktinę patikrą šiuo atveju. Valstybė rūpinasi vyrais ir apmoka tam tikrus kraujo tyrimus, kurie galėtų leisti įtarti prostatos vėžį. Lankantis reguliariai nuo 40 metų amžiaus pas urologą kas metai, tai įmanoma aptikti labai ankstyvas šito vėžio stadijas, kurios šiais laikais yra labai puikiai gydomos, nebūtinai kažkokiam drastiškom priemonėm kaip operacija ar tiesioginė radiacija ar neapšvita. Mane net nustebino Lietuvos sveikatos sistema, kad man patys paskambina iš paprasčiausios poliklinikos ir pasako, kad jums yra numatytas nemokamas testas, ateikit pasitikrinti. Prie to pačio gydytojas. Čia labai priklauso, tarp kitko, aš galvoju, kiekviena poliklinika, kiekviena sveikata nuo gydytojo rūpesčio, dėmesio ir kaip tu pats į tai žiūri. Tai sąlygos tikrai visos yra. Jeigu ne, sveikata duoda žinoti apie save. Šiandieną medicina nuolat žengia į priekį. Norint stiprinti organizmą, vienas svarbiausių dalykų – aprūpinti organizmą reikalingomis medžiagomis. Tam, kad palaikytų gerą savijautą ir gerą vyrišką energiją, vyrai turėtų nepamiršti ir maisto papildų. Įvairaus amžiaus vyrams naudinga pastiprinti organizmą augaliniais preparatais. Šiuolaikinės technologijos leido sukurti natūralių medžiagų kompleksus.
kurie vienu metu gali veiksmingai pagerinti bendrą savijautą, taip pat prostatos veiklą bei seksualinę sveikatą. Pasak medikų, nuo tam tikro amžiaus vyrai turėtų itin prižiūrėti savo sveikatą. Keičiasi širdies kraujagyslių sistemos būklė, su amžiumi auga vyrų prostata, ne visų, bet didžiosios dalies, tai sukelia tam tikrų negalavimų. Na, o su gyvenimo būdu netaisyklingu irgi skaidžiu į dvi grupės šitas pacientus, tai onkologiniai pacientai, tie, kurie rūko, nesaikingai vartoja alkoholį, kiti visi žalingi įpročiai sukeliantis vėžines ligas progresuoti anksčiau negu kad reikia, bei jaunuoliai, kurie labai daug dirba. Vienas svarbiausių dalykų – tinkama profilaktika. Tai be abejo profilaktika, tokia kaip racionali mityba, tiek patus fizinis krūvis, reikalingo kiekio skysčio suvartojimas, jie yra ir kaip profilaktinė priemonė ligoms, ir, kaip pasakyti, jau esant tam tikrai būklei, leidžia pacientą išlaikyti stabiliai daugybę metų vien dėl to, kad jisai laikosi režimo. Turiu omeny dabar jau tokius pacientus, kurie serga inkstų akmenligiu. Tai pakeitus mitybą, pradėjus vartoti skysčius, gali būti, kad tų akmenų daugiau niekada ir neatsinaujins. Mityba, fizinis krūvis, širdies kraujagyslių sveikata. Tai erekcijos sutrikimų prevencija arba, sakykime, esant nesunkiam sutrikimam išlaikymas būklės tos tam pačiam lygyje, vėlgi tiesiogiai susijęs su šitais dalykais. Onkologiniai susirgimai, kaip minėjau, irgi. Jeigu tai nėra kažkokie profesiniai veiksniai, kur žmogus privalo būti savo darbo vietoje, ar ten su dažais dirba, ar su radiacija, ar su kažkokiais kitais plastikais, tai be abejo, racionali mityba, adekvatus fizinis krūvis yra tie banginiai, kurie palaiko mus visus be išimties tam tikros sveikatos būklė. Norėdami stiprinti savo organizmą, gerinti potenciją, jaustis energingi, vyrai turėtų rinktis patikimus maisto papildus, kuriuose patikrinti ir veiksmingi ingredientai. Tokių papildų pagrindą gali sudaryti unikalios kliniškai patikrintos medžiagos, tokios kaip pavyzdžiui afrikinė slyva, peruvinė pipirinė ir juodasis eleuterokokas. Juodasis eleuterokokas padeda išvengti streso padarinių, aktyvina centrinę nervų sistemą, stiprina imunitetą, padeda palaikyti optimalų kraujospūdį, cukraus kiekį kraujyje ir normalią seksualinę būklę. Taip pat svarbu, kad maisto papildai būtų vartojami kasdien ir juos būtų paprasta vartoti. Ypač patogus papildai, kurių per dieną užtenka vienos kapsulės ir kad juos būtų galima vartoti be pertraukos ilgą laiką. Pavyzdžiui, vienoje kapsulėje gali glūdėti trigubas poveikis, skirtas prostatos veiklai, potencijos energijai ir organizmo gyvybingumui palaikyti. Šiandienos ekspertai vieningai sutinka, kad vienas svarbiausių dalykų, norint išsaugoti gerą savijautą – prevencija. Bręstant, augant ir jau tu suvoki, kad tavo laikas nebeamžinas, ne taip kaip 20-mečiai, 30-mečiai, jūs galvojat, kad gyvensi amžinai ir sveikas ir laimingas, tai kai tau jau virš 50, tu suvoki, kad tas laikas jau ribotas, niekas nežino, gal 10, gal 15, gal 25, kiek jau ten išeis. Tai tą savo laiką pradedi dar labiau vertinti ir suvoki, kad ir, pavyzdžiui, aš pats matau visai kitas našumas, kur tu, kad ir ten, tarkim, iš vakaro kokį vieną kokteilį išgersi ir kitą rytą jau toks kažkoks netoks, ko 20-metis galbūt ir nepajaus. Norint išlaikyti ilgą laiką sveikatą geros būklės, be abejo, kad reikia rūpintis savimi. Visų pirma, reikia kiek įmanoma labiau valdyti stresą, kuris yra mūsų visus užvaldęs. Jeigu išeina mažiau dirbti, jeigu išeina mažiau nervintis dėl to, ką tu dirbi arba ką veiki namuose, racionaliai maitintis, vartoti gausiai skysčių, turėti fizinį aktyvumą pakankamai, kiek reikia, po 1,5 valandos 3 kartus per savaitę. Ir laiku ir lankytis pas gydytojus specialistus, priklausomai nuo jūsų skundų. Pas gydytojus urologus, nesant skundų, patarčiau pradėti lankytis nuo 40 metų amžiaus. O jeigu mano minėti negalavimai ištinka po 18 metų, tai jau kreipkitės į suaugusiųjų gydytojus urologus, jeigu iki, tada į vaikų urologus. Sveikata ir gera savijauta. Raktas – ilgaamžiškumą.
Vyrai – stiprioji lytis, tačiau tą stiprybę būtina saugoti kasdien. Nepamirškime, kad tinkamas rūpinimasis savimi – tai ne silpnybės, o stiprybės ženklas.